Jautri oda tai nėra odos tipas, kaip dažniausiai yra manoma. Jautri oda tai yra netinkamų naudojamų priemonių arba netinkamos odos priežiūros rutinos pasekmė. Tai jei turi jautrią odą, tai visiškai nereiškia, kad tu nieko negali naudoti arba kad tau nereikia nieko naudoti. Kaip tik tokia oda reikalauja specialios priežiūros, specialių priemonių, kurios nuima sudirgimus, juos minimizuoja arba išvis panaikina tinkamai naudojant tinkamu metu. Tai ką daryti, kad oda neįsijautrintų, atrodytų gerai ir būtų sveika? Labai dažnas atvejis, kai oda yra įjautrinama tuomet, kai naudojamas visiškai odai netinkamos priemonės pagal amžių, pagal odos tipą ir pagal odos poreikius. Antras momentas tai yra netinkama odos priežiūros rutina arba jos išvis nebuvimas. Yra 5 baziniai žingsniai, kaip tinkamai prižiūrėti odą namuose kasdieną, kad oda jaustųsi gerai, na ir nekiltų rizikos įsijautrinimui. Tai veido odą būtina prausti, tonizuoti, drėkinti, šveisti periodiškai, na ir žinoma apsaugoti. Tiems, kas turi jau įjautrintą odą ir negali bet ko naudoti, arba nori pradėti veido odos priežiūrą, nes iki šiol tai buvo atliekama labai padrikai, rekomenduoju Skincare liniją. Ją sudaro prausiklis, tonikas, kremas drėkinamasis, šveitiklis. Ši linija padės suformuoti gerą įprotį tinkamai prižiūrėti veido odą ryte vakare. Tam užtruksi tik tai 2-3 minutės. Šioje linijoje yra daug komponentų, kurie prižiūri švelnią, gležną, jautrią odą. Jie puoselėja minimizuojant visus sudirgimus ir visas neigiamas odos reakcijas. Padeda atkurti odos hidrolipidinį barjerą ir drėgmės balansą. Ko dėka oda nustoja reaguoti į visus išorinius veiksnius ir pagerėja būklė. Tokia linija gali būti 2 versijose, drėkinanti arba matizuojanti, ir ši linija išsiskiria savo paprastumu naudojime. Kaip ji naudojama? Ryte ir vakare nuprausiam veido odą prausikliu, patonizuojam ir subalansuojam odos pH, padrėkinam veido odą lengvu kremu, kuris lengvai įsigeria ir palaiko drėgmę odoje. Na ir lengvas, labai švelnus šveitiklis tinka pačiom jautriausiom odom, nes turi minkštutes granulės, kurios labai delikačiai, labai švelniai nusluoksniuoja negyvas ląsteles, tam, kad visos kitos priemonės geriau suveiktų ir duotų maksimalų rezultatą. Ši linija tikrai patiks toms, kurios norite įvesti į savo kasdienę rutiną veido odos priežiūros ritualą, turėti sveiką prižiūrėtą odą ir pamiršti apie visus jautrumus. Na, o CC kremas gali būti tobulų ryto ritualo užbaigimu. Jis kaip šilko rūbelis padengs labai lengvu sluoksniuku veido odą, suvienodins veido atspalvį, paslėps raudonius, pigmentukus. Jis yra nekomedogeninis, todėl nekimš porų, leis odai kvėpuoti, bus visiškai nejuntamas ant veido odos ir puikiai veiks kaip apsauga nuo išorinių veiksnių poveikio, kad odytė nedirgtų. Tad jei turi jautrią odą, susidraugauk su kosmetika tinkančia tavo odai, susiformuok naujus įpročius veido odos priežiūroje, bet jei dar netradai gerų priemonių ir nežinai nuo ko pradėti, rašyk man, mes viską išspręsim.